sveiki į sveikatą. Sveiki sugrįžę Namo. į namus. Taip, pas mus į emigrančių studiją. Į mūsų laidą. Mūsų podcastą. Tinklalaidę. Labai džiaugiamės, žmonės sakė, labai laukia, labai visą laiką, ne? Jau pergyvenu, ar čia bebus, jau irgi žmonės rašė, ar bebus, ar bedarysit, jau tiek ilgai laiko nebuvo. Tai pirmas, kaip tik tas podcastas, kai išėjo, tai sako, kaip gerai, laukiam, normaliai. Kiti apsidžiaugė, kad Džanetus nėra, kiti pradėjo pergyventi. Džanetai. Tai visi liūdi, visi rūpinasi. Tai kaip čia mes vėl šį kartą vėl dujasi. Vėl empty seatą, ne? Nekurkit sąmokslo teorijų, jų nėra. Nieko nėra, čia yra tiesiog gyvenimas. Žmonėm atsitinka dalykai ir kai dalykų nebeatsitiks, grįšim ir būsim triese, ne? Taip, būtinai. Tai, manau, o Džaneta, ką norės, tą patį papasakos, ko nepasakos, ką pas jūs ant 4 raidžių, tai kaip norės, taip ir pasakys. Bet tiesiog yra gyvenimas. Vyksta gyvenimas ir ne visą laiką visur suspėjai, nes tai gali visur dalyvauti, kur nori, kur planavai, ne? Taip. Tu planuoji, Dievas juokis. Iš tikrųjų teisybė yra, ne? Ir mes esam tokie visi busy, kad mes, iš tikrųjų, į viską negalima, ne? 5 projektus negali vienu metu. Jo. Kaip mano mama sakydavo, vienu užpakaliu 5 kėdžių neapšysi. Apšyka koks. Man tėtis tai sakydavo, tu tai pastoviai bizeks. Sako, man tėtis sakydavo, mano bočiui, tėtis, mano tėtis amžinatelis sakydavo, bėgi, žiūrėk, jau subin kiaurą, nespėjai pasižiūrėti. Tai jau kelis praplyšus su to bėgimo, nes nėra, kad sustodžinai pasižiūrėti. Čia taip mum yra, ne? Bėgam ir žiūrim, ką jau viskas. Tai va. Non-stop. Bet. Mes esame čia. Darom, stengiamės, kaip išeina, ne? Darom dar dėl jūsų, būtinai, nes rašot, kad reikia, kad įdomu, kad gauna daug informacijos, kad jums labai patinka. Tai mes, kol jūs žiūrėsit, kol dalinsitės, kol subscribinsit, kol laikinsit, tol mes ir darysime, ne? Jo, žinoma. Kol bus reikalinga. Aš dar norėčiau vieno pačioje pradžioje dar pasakyti. Žiūrim, matom, kad labai daug mūsų visų žiūrovų, kurie stebi laidą, jie laukia tos informacijos ar šiaip pasižiūrėti, pasikelti nuotaiką, kažką sužinoti. Jeigu galit, įdėkite komentarą, kad ir širdutė vieną, ar šauktuką, kad šaunuolis, ar belenkokį, ar ten tą ženkliuką thumbs up, nes mums tai labai padeda, kad mes galėtumėm toliau kurti šitą turinį, šitą podcastą, iškoti, dalintis informaciją, kad būtų gerai tada ir mum, ir jum, jeigu nesunku, ne? Taip. Ir mes ėmėmės idėjų. O šiandien taip mes kalbėsime. Pasakyk, apie ką mes kalbėsime. Šiandien kalbėsime apie gyvūnėlius, namų augintinius, apie namų gyvūnėlių licenzijas. Pasirodo, tokių reikia, tai yra įstatymas Jungtinėje Karalystėje. Va, nes tikrai duodu 100%. Yra žmonių tokių, skaitant turbūt kaip aš, kurie slepiasi nuo įstatymų. Kurie slepi kalėjimų bėgliai. Kur tu tiesiog nežinai, nes tau, ne tai, kad nieko nereikėjo, tu nežinai, nes tau niekas nepasakė. Taip. Ir draudimus, ir visokius kitokius reikalėlius. Nes, manau, dauguma žmonių, turi tų gyvūnėlių. Visi žino, kad Anglijoje viskas yra apie naminius gyvūnėlius, šuniukus, kačiukus. Taip. Visokius varlytes ir vežliukus, žinai. Ir iš tikrųjų daug žmonių žino. Bet daug kai ko nežinom, kai kur, yra kur ką padiskutuoti, kai ką pagalvoti, dėl tų draudimų, kodėl reikėtų ar nereikėtų, dėl licenzijų ir taip toliau. Tai jeigu turit gyvūnus, pažiūrėkit, bet jeigu net neturit gyvūnų, pažiūrėkit, galbūt jūsų draugai turi gyvūnus, arba gal jūs turėsit gyvūną. Gal planuojat? Gal planuojat, o gal atneš draugai ir padovanos per gimtadienį. Arba per gimtadienį ar vasarą vaikam nupirksit pasimokinti atsakomybės, žinai, ir galvoju, reikia viską išsiaiškinti tada, kaip tai iš tikrųjų ko reikia. Taip. Tai Gintarė ir aš šiandien apšnekėsim savo patirtis, žinias ir pasidalinsim, kad nebūtų jokių problemų. Sakysim variantus, kaip, kas ir kodėl, ir jūs jau tada nuspręsit, ar jums reikia, nereikia, ar jums priklauso, nepriklauso, ar apsimoka, ar neapsimoka. Jo, kokius dalykus. Jo, bet tiesiog sužinosit informaciją, ką žinot, kad neprašaut pro šalį, kaip sakant. Irgi yra tam tikrų išlygų, pavyzdžiui, jeigu gauni tam tikrus, papasakosim
tam tikras pašalpas, tai kastravimas gyvūnėlio kainuoja daug mažiau ir taip toliau. Tai tokių dalykų irgi yra. Tai gerai, tai Airida, galbūt tu pasakyk, kiek tu turi gyvūnėlių, kokius gyvūnėlius turi. Kiek rūpinos, ne? Kaip rūpinos, kokiu maistu maitinu. Laukuos. Ar vyrą gali skaityti kaip gyvūnėlį, ar čia kaip vaiką? Irgi draudimas koks. Koks draudimas vyru, nu. Išmoka, jeigu būtų, ne, kiek lygos. Kiek lygos. Tai aš... Kuom šerė. Kiek vėdi pavedžioti, ar dažnai? Kastruot. Grinai. Tai tavo vyras yra bitch ar meil, žinai? Jo. Tai pradėkim nuo vyriausių, tai ir mano vyras iš mano visų gyvūnėlių. Kiek žinau, nekastruots, bet gali būti. Bet net popierių netikrinau. Dar iškastruosim, jeigu ne. Jo, jeigu ne, tai bus viskas sutvarkyta, vas sužinosiu viską, kiek kas priklauso. Kokia išmoka? Nu, kokia išmoka. O juokas juokais, tai šiaip aš visą gyvenimą turėdavau kačiuką arba šuniuką, žinai, vaikystėje augdama. Tai jo, o ten arba kačiukas ar šuniukas būdavau, kai su tėvais ten jauna gyvendavau. O po to, kai jau pati buvau saugusi, tai vis laiką aš mėgdavau didelius šunis. Kai būtų man didelis ir plaukuotas. Man tiesiog patinka, jis būtų toks, nes kai jis būtų dar mažas, tai žinai, jis ir kaip, nu, toks kaip softoj, nu, kaip meškiukas. Tai aš turėjau auksinį retriverį, kai Velse gyvenau, tą golden retriverį, man atrodo, jo retriveris. Nu, labradors. Baltas toks būdavo. O dabar čia, kai jau gyvenu, atsikraušiau į šiaurinę, tai turiu 2 šunis, didelius tos juodus Bernys. Bernys Mountain Dog. Jo, Bernys Mountain, Berno kalnų šuo, kam kuris lengviau pavadinimas, ką sako. Turiu 2 katės, jos yra paprastos, ten juodos su baltu, bet jos yra tokios... Gyvenim nemačiau tavo kačių. Nu, garažinai, tam pamatytum, jūs gulbis, kad ateina. Kniauki, kai ateina. Sakau, gyvenim nemačiau jau. Jo, nes jos yra garažai, turi išėjimą į lauką, jos į kambarį nelabai eina, bijo, nes jos yra tos grobuonis, kadangi tam laukuose gyvenam, jos visas pelės, varlės sugaudo. Tai yra buvę, kad paliekė kokios duris atidarytas. Čia yra po stalu būdavo negyva, nu, po to coffee table, negyva pelė arba varlė. Dar atsimenu, Anglijoje, kai gyvenau prieš 12 metų, buvo mūsų katė irgi pranešus varlę, nes gaudo varlę, žinai, kad neprišukinėtų arba pelės neprigaudinėtų. Tai dažnai raidė kokią pelę arba tas 2 katės, 2 katinai tiksliau. Matai, stovi su tą pelę, nasruosi prie durų, kol kažkas pamatys jo. Tai jos yra tokios, bet jo, nueisiu į garažą, kur yra jų maistas, lovos, viskas, tai jos vis laik ten yra. Nu, plius minus. Gal būna išeisius kartais į medžioklę. Tai va, jeigu šunis išeina į lauką, tai būna, žinai, grins Tom and Jerry show, žinai, katės bėga, šuo bėga ir niekad, žinai, šuo nepagautos. Nepagautos katės. Jo. Ir dar kokį 2 ar 3 metai jau turim gyvatę Royal Python. Reikėjo atsinešti tau, parodyti. Padaryti, kad... Bet aš tai nenoriu, kad man slaidžiuotų, tu nebent... Jinai panašios spalvos kaip čia, tai jinai sulys ir jau nebrasta. Eik tu savo. Tai katinų maistas šiaip ką maitina... Galėjom čia šunį pastatyti ir gyvatę pasidėti. Aplink kaklą. Nu. O tai šunų maistas... Šiaip mano šunys buvo labai išrankus. Ėjau ir brangiausius maistus, ir pigiausius, visokius bandžiau, nes nevalgo. Nevalgo, pridedi ir to šlapio, ir to sauso, ir kokį nors naminio tam padažo, žinai. Vieną maistą geriau valgydavo, kitą nelabai gerai. Tai nežinau, kiek užtruk laiko, gal kokią 1,5 metų perėjau per tus visus maistus. Ir sakau, ir pas tą, ne vaistininkį, pas veterinarę buvom irgi, sako, imta čia tokį maistą. Dažniausiai nevalgu, neštus vaistinius ten už maišiuką 30 svarų, nevalgu ir viskas. Tai kažkada radau, sakau, važiuoju į vyrų į Tesco, sakau, ir šūksiu pats atahom vėl kitą maistą paimti. Ir to Tesco žiūriu, paimsiu iš Tesco, galvoju, kažkur ten tokį maišą. Žinai, perku dideliais maišais. Tai nupirkau tą didelį maišą, iki dabar dar tebe valgo tą patį. Nu va, matai. Taip, apsidžiaugiau, ten nebrangiai, gal 20 už tą maišą, ten savaitę gal laiko. Bet taip apsidžiaugiau pagaliau, kad radau, kad jie valgo tą maistą. Nes anksčiau būdavo padedinu ir nevalgo. O duok kokį nors ten vištienos nuo stalo, žinai. Ir valgo, atrodo, kad būtų 2 metus nevalgė. Tai tas buvo sunku, bet suradau tą maistą tiesiog, kuris tiko ir žiūri, neaptriedžiate, viską, žinai, tiesiog, kad atitiko. Ir viskas, nežinau, kas ten tą maistą, nei ten žiūrėjau, bet svarbiausia, kad atitiko.
O su gyvatė biškiai yra, irgi dabar žiūriu ir išpizdėjusi, jos vardas yra Noodle, mergaitė, patelė, tai su ją einu Pets at Home, arba ten kitas tas veterinaris parduotuvė, dabar čia yra arčiau. Tai nusiperku tokį maišiuką šaldytų tų žiūrkių arba pelių, kaip kada, nes dabar žiūriu, tų žiūrkių dar nelabai pradeda nebevalgyti po kažkiek laiko, tai vėl grįžtų prie pelių. Tai ją reikia atšildyti tą žiūrkę jai? Tai žiūrkės yra frizerį, garažė, tame frizerį visą laiką. Bet tai ją turi atšildyti jai? Taip, mes, pavyzdžiui, Danielius, kiekvieną sekmanį ryte išėma ją, ta vieną pelytę arba žiūrkę, jinai iki vakaro atšyla, kaip miestą išsėmė. Jo. Jinai atšyla. Tada Danielius turi specialų, tokį poduką jau kur tik tam skirtas ir tos žnyplės, kur koks maistą kudlėtus maišai, tokį turi. Tai pasiema mano džiovintuvą, tada tą pelytę į tą poduką džiovina, kad jinai būtų karšta arba labai šilta ta pelė, arba ta žiūrkė. Tada pasiemi su tom žnyplėm, aš paimu už uodegos, arba Danielius pasiemi už uodegos tą žiūrkę ir tą pelę ir įkiši narvą ir taip tangaluoji ją. Ir tada žiūrkė galvoja, kad jinai yra gyva. Ta gyvatė galvoja, kad ta žiūrkė yra gyva ir jinai pasiemi pukštį puolą. Bet jeigu tu ją taip padėsi, jinai jos nevalgys? Nes galvos, kad tu čia dvieselien padėjai kažkokį. Turi būti judanti, nes galvos, kad jinai ir šilta, ir judanti, galvos, kad jinai ir gyva, nes jinai ir plėšrūnas. Jo. Tai jinai pasiema iškart. Nežinau, tada žiūrkės galvytė, tas snapas visas, kaip nago ilgumas, o tai žiūrkė, tokio didumo, tokio storumo. Ir jinai pasiema tą, įkanda ją, nes, neina nėra prie. Tiek ten įkanda ją. Ir jinai turbūt palaukia kažkiek laiko, galvos, kad jinai jau numirė. Tada ją paleidžia ir tada nueina arba iš uodegos, arba iš to žiūrkės pradžios. Ir praėjo visur jie grįžti po 2 minučių, jau žiūri kūnė, toks gumba, žinai, visas sulinus jau. Ir viskas. Ir kiek laiko reikia ją taip maitinti? Kiekvieną savaitę. Kiekvieną savaitę po tą vieną. Buvo čia kažkada gal per Kalėdas naujakinai buvau pradėjusi, nebevalgo iš vis, keičiau ir žiūrkės ir viską, tas žiūrkės nevalgo ir išvaliau tą narvą išvarėm ir tą vandenį pakeitė, nevalgo, viskas 2-3 mėnesiai nuvarėm pas veterinarą, veterinaras bijo tą žiūrkę, tą gyvatę ištraukti iš tą narvą, tai pažiūrėjai, išklausinėjai viską, sako, viskas su jai gerai ir sako, matau akis, matau nosį, žinai, tą narvą, pažiūrėjai, sako, matau, kad viskas jai yra, sako, dar pabandyk tokią lempą nusipirkti. Ir sakau, bet man atrodo, čia gali būti nuo tų specialių vienierų vadinasi jos to žiūrkės. Sakau, man atrodo, gali būti, kad jos netinga, pabandysiu aš kitas tuo pačiu metu. Bet aš vis tiek nusipirkau tą lempą ir sakau, bet gali būti gyvatės, kad jos užeina stresas ir jos nevalgo. Bet sako, jos ilgą labai laiką, nes jie yra plėšrūnai, žinai, gamtoj, sako, jos ilgą laiką gali išgyventi. Sakau, nes jau praėjau pergant, kad nevalgo, nenumirtų, žinai. Sakau, gal buvo 2 ar 3 mėnesiai. Gal 2, 6, kažkur 8 savaitės. Ir veterinas sako, nusipirk tą lempą ir aš užsakiau tą lempą, mes išvarėm, atrodo, kaip tik į tą kruizą vasario mėnesį ir grįžus, norėjau tą Pets at Home, paėmiau, sakau, duokit man pelių, dabar nebežiūrkiu ir dabar tas pelės valgo. Tai paskui vėl, žinai, sukeisiu vieną gal savaitgalį kad nes tos pelytės yra tiesiog, jei bus toje per mažus ir reikia didesnio to grobonė, žinai. Ir tai toks, bet su gyvatė labai, lengviau ją prižiūrėti. Tai gyvena ten. Fainiausias vienas, nes ir kai pirkom tą gyvatę, tą žmogus, ir sako, išimkit ją kiekvieną dieną prie savęs, prisipratinti ant rankų, ten, žinai, patasyti, patampyti. Tai Danielius ją išsiema, žinai, arba reikia perkirti, aš irgi nuėjimu kartais ją paglostau, nes pradžioje, pavyzdžiui, su gyvatė vis laik būdavo, o Dieve, bjaurų šlikštų nenori, nors dar būdavo, žinai, tokia mažyti, kai sliekutis, kai nusipirkai. Dabar jau yra tokio gali ilgumo. Ir tu toks atrodo, išlykštų, dabar jau praėjo 2-3 metai, tu ją kadangi maitini, valai arba tą, atrodo, vainai nevalgi, atrodo, tu supranti, kad ir kokia nebebūtų plėšrūnas, jinai tau, man atrodo, vis tiek specialiai nieko nedaryti, nenorėtų mane suvalgyti. Bet va, užeina kartais toks galvoji, tu irgi esi tiesiog gyvūnėlis. Ar gyvūnas, laukinis, ar gyvūnėlis. Vis tiek tu ją paglostai. Ir tu, pavyzdžiui, darius narvą įkiši ranką, arba ten pradedi juos tos... kaip ten ta šiena ten sutvarkyti, nes jinai nuo šliaužimo jis labai susiguli. Tai jų pasiemi jį vis supurti jo, tada naujo, išrengia tos senus visoks, ten kur prikakota būna. Ir tu tik iši ranką kažką pradėti, iškart bėga, nes jinai bijo.
Jo. Ir taip, kad atidarai narvai, tau, blėt, pulžinai tiesiai į tave. Jo. Tai labai įdomi patirtis su gyvatė, žinai, atrodo, Nu, labai tas mąstymas įdomi. kažkaip kitaip. Labai įdomi. Nu, Taip galvoju, kad taip bus. Bet priežiūra nėra. Kad sakau, būtų super sudėtinga. Aš neturiu jai gyvatė ne jokių draudimų, nežinau, tos licenzijos kažką reikia, gal ir reikės dabar pasižiūrėti po šitos laidos. Bet va, tik tas, kad turi atsidėti visą dieną. Nu, arba vakarą išsiėmė ir ryte turi pamaitinti, nes nesugėstų tą žiūrkę, žinai. Nu va, aš tai labai kažkaip visą gyvenimą aš buvau tas ypatingai gamtos vaikas, kur aš namuose vilkdavau visus ten, ką įmanom suvilkti. Viską. Iš tikrųjų, vaikystėje net tritonus gaudydavau, susigaudydavau tritonus, parsineždavau namo, kad auginti reikia, žinai, reiškia viską. Nu viską, paukščiuką randu, kur iškrytis velka namo, kačiukai namo, gamtininkė buvau labai. Nebūdavo pas jūs, mano sesės, būdavo gamtininkų būrelis, reikėdavo gėlėlius gaminti. Būdavo, bet toli buvo, man aš negalėjau pasiekti tuo metu tokių dalykų. Tais laikais, ne? Tai va, ir tai va, aš visą kalbą tuos mylėjau, tuos visus gyvūnus, va, ir ateina pas mus į kadrą jau mūsų gyvūnas. Tu žinai, ką mes apie tave irgi kalbame, ne? Jo, va, koksai labas, bet nu, tu dabar čia viską pridarysim. Monte, eik iš čia. Va. Monte, at. Tuoj mes pakalbėsim, kodėl tu licenzijos neturi, nelegalas. Jisai nelegaliai gyvena. Nu, nežiūrėdi, kad ir nelegalas. Atims tave. Tai va, žinai, nu ir aš labai tais mylėjau tas visą laiką gyvūnus, viską neždau. Mano mama atsimenu, net kažkada aš buvau vaikas. Ir ją kažkas ten pamokino, kaip sraigių pasidaryti, žinai, tų specialių, ten tokių didelės jos ir kaip ten kepti kažkaip jas, žodžiu. Gaminti, taip? Gaminti, aha. Ir jai ten kažkas davė tų specialių, tų sraigių, nu, tų, kur jau tipo gaminasi jos. Aha. Ir aš, kai pradėjau verkti ir išnešiau visą tą sloiką, išleidau visus sraigės, kad kaip tu čia drįsi valgyti, net nedrįsk. Nežinau, 8 gal 9. Tai dar mažai vis tiek? Jo, aš labai tokia buvau. Nebuvai protingų šviesuolių, protinguolių. Ne, niekada aš vaiks paprastas. Tai va, o dabar šiuo metu, nu irgi va, visą laiką tai katę turėjom katę, visą laiką turėdam šunis, kažkaip nebuvo galimybės. Paskui prieš kiek dabar 7 metus nusipirkom šuniuką, tai turi šicų. Šuniuką tai jis labai geras yra, toks gerai elgėsi, viskas labai geruolis ir dabar va, gruodžio mėnesį visą laiką turėjau labai svajonę pag nusipirkti, mopsiuką, nes man jie labai gražus. Tai va, žiauriai, tai gruodį nusipirkom tą pag, jau dabar jau mano svajonė tai įsipildė, bet tas pag mano tai... O Jėzau. Ką pasvajos, jeigu svajonės išsipildė? Nu va, ir išsipildė, tai dabar kažkaip taip. Tai va, turiu tą pag, bet jis yra va, toks, nu, mažylis, kas man Instagram'e seka, žinot, jis man miega pakaldrą ant pagalvės. Jisai, nu, ta prasme, mano vaiks yra. Tai jisai toks ir kaip vaikas. Tikrai jau daugia vaikė moteris. Aš esu daugia vaikė. Tai jis tas belė ką daro, negerai elgės, prisisioja visur, žodžiu. Tai tikras vaikas. Kaip tikras vaikas, jis belė ką daro, įvalga, viską suvalga, sugraužia. Nu, žodžiu, bet aš vis tiek labai myliu. Tai va, pagelis yra mūsų ir dar turim 2 jūros kiaulytes. Ir tai aš turiu, va, 2 šunius, 2 jūros kiaulytes. Tai irgi vaikai labai irgi myli gyvūnus. Tai va, tai taip. Tai jūrų kiaulytės sunku prižiūrėti? Ar būna, kad sako, bijau, kad smirdės nuo tų šienų? Jeigu keiti, ne. Žinai, jeigu tu laikysi 3 dienas nekeitus, jas tai aišku smirdės, bet mes keičiam kas 2 dieną. Vaikai keičia iš tikrųjų, jo, šienuką, tas jūs pjūvenas tas. Nu ir jo, ir keičiam viskas gerai, o šiaip jau gyvena 3 metai su mum. Koks yra tas? Man atrodo, jos kokie 7-8 metai gali gyventi. Nes aš kai vaikas turėjau ir atsimenu, ilgai turėjau, paskui mirė, aš dariau laidotuvės, ten verkiau, labai man buvo sunku, nes aš labai sakau, myliu tos gyvūnus. Tai va, tai mano šeima tokia, tie 2 šuniukai, vienas geras, vienas padykęs visai ir 2 tos kiaulelės. Kiaulelės. O ką norėjau sakyti, tai papasakok dabar apie tas, kaip čia par licenciją, nes visi žino, kad čia Anglijoje, Lietuvoje, man dar sakydavo, kad tos Anglijos nelabai žinodavai. Nu tai Anglijoje ten tos gyvūnus myli labiau, ten tos šunys blemba žiūri labiau negu savo vaikus, ten tie visi. Tai visi žino, kad tos šunys šiek katės ir visus šunės reikia drausti, visą kitą mažą ką, nes veterinarai brangus, ten visi veda žiūri, tos kainos. Tai pašnekam pirmą, kas ta licencija, paskui ko pašnekam, bet draudimas, ne? Jo, licencija, pradėkim gal, ne? Pradėkim, nes licencija tai labai greitai, labai paprastai iš tikrųjų. Einat pas savo councilą, tai pavyzdžiui, aš gyvenu Mid Ulster councilą, ne?
ir galite iš karto Google rašyti Mid Ulster Council Dog License. Iš karto išmes jūsų councilo puslapį, kur yra tas Dog License, ir ten bus parašyta, kad tai yra įstatymas, it is required by law, tai reiškia, yra toks įstatymas, kad visi šunys turėtų turėti licenciją, ne? Ta licencija yra labai pigiai ir galima ją užsipildyti online. Tuoj papasakosiu. Tai iš karto ten eina Dog License, parašyta visi šunys turi turėti licenciją, čia yra pagal įstatymą, tralala. Ir pildyti online, spaudžiat pildyti online, bet šuo turi būti su mikročipu. Vėl, jeigu nėra... Prieš perkant tą licenciją. Prieš perkant licenciją, nes ten reiks rašyti jo mikročipą. Vėl, aš jums negaliu pasakyti, nes nerašo. Aš neradau svetainį, kad rašytų, kodėl tu turi turėti tą licenciją, ne? Ar ten, pavyzdžiui, kuo tau nauda, ne? Nauda, kad tavęs, tipo, baudos neišrašys, jeigu neturės. Bet, ta prasme, jie nerašo, kodėl, tipo, reikalinga, jie tiesiog rašo, it is required by law, kad, tipo, visi šunys turėtų tą licenciją ir tada yra kainos, ne, užrašytos. Ir pavyzdžiui, pergi šunį ten ar katį, ar gyvatį, belenkam draudimą, tu žinai draudimas tam, kad tau apmokėtų čia. O čia tiesiog kaip mokesčiai, žinai, nu va, kaip būsto mokestis, užmokė už šunį. Tai va, tai ir parašyta kainos, ne, tai pavyzdžiui, žmogui virš 65 pirmas šuo yra nemokamai. Bet vis tiek rašo, netgi jeigu jums yra nemokamai, vis tiek licenciją jūs turite užpildyti. Panašiai kaip TV licencija, ne? Net jeigu jūs nežiūrit televizorius ir neturit, jūs turit užpildyti, kad aš nežiūriu, neturiu, žodžiu, nereik man jūs mokėti. Šiaip reikės laidą padaryti apie TV licencijas, ne? Jo, labai gerai. Klausimų, padarysim. Tai va, tai bet kokiu atveju, net jeigu jums ir nemokamai tas šuo, bet vis tiek jūs turit užsipildyti, kad toks yra, ten gyvena, toks mikročipas, taip toliau. Tada irgi antras šuo virš 65 yra 5 svarai mokestis. Nedaug čia yra visai. Jeigu šuo, bet dabar bet kokio amžiaus žmonėmane, jeigu šuo yra kastruotas, 5 svarai. Jeigu šuo nėra kastruotas, 12,50 svarų. Čia yra metas. Ta licencija. Ir jeigu parašyta blok, tai reiškia, pavyzdžiui, tu turi daugiau, ne tų šunų, tai 32. O tai čia ta licencija yra tik šunim ar beliau? Tik šunim. Dog license, taip ir vadinasi, jo. Tai kad ten gyvatėm jūrų gulytėm nereikia? Nu ne, net nerašo taip, kad reikėtų. Tai va, tik šunim reikia. Gal irgi, kad ta council žinotų, kiek tų šunų gyvena councilė, kaip ten kas yra, aš nežinau. Gali būti, žinai, ta registracija, kur, pavyzdžiui, binų sudeda parke, dog pų, ten visokie tokie gal kad tam, žinai. Nu, va taip, va, bet parašyta, ar tas required by law, žodžiu, reikalauja įstatymas, kad va, jūs turėtumėte tas licencijas išpirkę tiem šunim, kad jie, tipo, nu, turėtų, nežinau. Ir dar, jeigu yra benefitai tam tikri, ten rašo, matos pagal seną, nes rašo housing benefit, income support, žinai, tai irgi rašo nemokamai arba 5 svarai. Tai priklausys irgi nuo jūsų, ten turbūt klaus, ar jūs gauna tokią pašalpą, galėsit turbūt kažką užmėti ir vat gausis. Tai... Bet vis tiek ne PAM ir ne 100. Ne PAM, ne 100. TV license pitakas, ar ten 30 turi daugiau tų gyvūnėlių. Tai, pavyzdžiui, pas mane 2 šunys, ne vienas kastruotas, tai 5 svarai, kitas 12,50. Tai iš viso 17,50 metus, kad aš turiu 2 šunys. Lygiai tas pats irgi 12. Nu, tai va. 17 PAM. Jokio skirtumo, koks šuo, kokia veislė, nieks neįdomu. Kažin, kodėl įdomu skiriasi, ar kastruotas ar ne, kad yra, jeigu kastruotas yra pigiau, kad nebus daugiau tų gyvūnėlių, tų šuniukų? Gal nori paskatinti žmonės, kad kastruot, žinai, visgi pats councilas nesuinteresuotas, žinai, tais veisėjais, nes, žinai, tipo, kūrė problemą, daug tų šuniukų po to, ten dar visokie dalykai vyksta. Tai man atrodo dėl to, kad skatina, kad, tipo, kastruokit, nežinau. Nes aš atsimenu, kadangi mano mergaitė yra iškastruota ir net galvom nebeturėsim daugiau šuniukų, bet paskui sugalvom, kad jai reikia... Prisispaudė kažkas. Reikia, kad jai reikia kompanijos, tai nupirkom berniuką ir paskui sugalvojau, reikia berniukui surasti tą patelę, kad tą vadą padaryti, žinai, nes aš noriu 3 šuniukų iš tos vados pasilikti vieną savo. Ir pradėjau internete ieškoti ir, tai žinai, visokios grupės, kur bernystė, visi šunys. Ir kur kiti ten yra kažkokia grupė, kur yra jau tie veisėjai, pertikrinti visokie, ten parašė, kokius genetinius tyrimus, tiksrėjų pasidaryti, viską mončiui padariau. Irgi, va, belinkokius pinigus kainuoja ir gavau tuos rezultatus, bet pašnekėsim paskui. Ir viena moteris, man atrodo, kažkokiai tai grupiai sako, nes, žinai, noriu šuniukų turėti, nes jie, pagimdė tik tai po kelis, žinai, didelis šunis. Jo, 2 koks tu, ne? Nu, gal ten koks 4-6, bet ten, žinai, didelis šunis, nelgai išgyveno, bet, žinai, visi tie
Didesnis šuo, daugiau problemų, kaip sakant. Ir ta viena moteris sako, kam tau čia reikia tų šunų gimdyti, tai pilnos po tiltais tų šunų. Aš nežinau, kokį miesto, ar Anglijoje jinai buvo, ar bet žinau, kad angliškai šnekantys, ten Britė ar Velsietė, ar vien žodžio, ar ten Škotė, bet angliškai, nes anglų ten ta grupė, žinai, tie visieji, ką pradėjai varyti, kam tau reikia, sakau, jinai atstovauja kažkokiai gal šunų prieglaudai, kažkas tokio buvo. Sakau, aš suprantu, kad tos prieglaudos yra pilnos, sakau, bet aš rūpinu savo šunim ir aš ar parduočiau, ar pasimčiau savo, arba ten koks atveju. Man atiduotum irgi vieną padovanotum. Vieną vakas nori nebūti, nereiškia, kad tu pasidarai 6 šuniukus ir visus tu turi parduoti. Aš noriu savo vieną pasilikti, aš netgi 2 savo gal būčiau pasilikus. Ir sakau, jūs nesprantat, kad yra ir gerų šeimų. Sakau, tiek esat užsiciklinusi, kad visi šunys bus ten palikti po tiltų, arba su juodu maišu plytai dugną, žinai, vandenį. Tokių šunų dar, taigi, čia nepalikti. Sakau, ir nepadaryti, kad yra žmonių, kurie yra geri šeimininkai ir rūpinas ir myli to šuniukų, žinai, ir viską. Tai taip buvo biški toks šokas, kad atrodo, kad tave užsipuolė už tai, kad tu nori daugiau tų fainų šuniukų į pasaulį paleidži, žinai. Ne 6 mėnesius varai ten po 12 šuniukų. Va čia jau yra neatsakinga, kai blemba kepa, kiekvieną vadą pradeda to šunis ten kepti, tai aš bet nesutinku tada jau. Vieną kartą padaryti. Čia yra normaliai. Bet kiti blemba tik nusiperta šunį pinigam varyti. Moteriai vieną kartą tą vadą turėti. Kaip savo, niekad negimdžius vaikų neturi, nežinai, ką tas reiškia, žinai. Tai toks buvo toks biški. Įdomi, ne? Gerai, o dabar, pavyzdžiui, aš net turiu šuniukam abiem draudimą, toj pasakysiu, kodėl aš jį padariau, tada tu galės papasakoti ne ir savo tą visą savo pusę. Tai aš, kadangi, kaip ir visą laiką sakiau, ne, aš esu tas keliaujantis ubagas, aš nelabai turiu tų santaupų visokių. Ir kažkaip aš visą laiką labai bijau, kad jeigu susirgs ir kai tu paklausai, žinai, žmonių, kas nors pasako, ten kokį vėžį randa, ne, kokį auglį tam šūnį, po to ten kokią chemiją pradeda daryti, operuoti, ten sako, jas 3000, 4000, aš galvoju, mano šuo susirgtų, neturėčiau, nėra šansų, neturėčiau, reikia skolinti, dabar tikrai, nes neturėčiau, 4000 neturėčiau. Neturėčiau. Aparatį ten kokią nors. Jo, o būtinai daryčiau, nes aš labai myliu, man, žinai, kur labiau myštos, tai ir gelbėti. Ne, abu labai myliu, ta prasme, ir aš labai to visą laiką bijau, kad jeigu kartais kažkas atsitiks ir labai daug kainuos ir aš tikrai dėsiu tos pinigus. Man tegul sako, tegul nors man sako 12 000 tau kainuos išgelbėti tą šunį, aš iškrapštysiu tos pinigus, bet tikrai geriau vaikų koledžų pinigus išleisiu. Iš koledžą tu neįsišuoji, dabar sarga. Education. Bet žodžiu, aš labai žinai, man tikrai, sakau, tie gyvūnai, kaip man grinai, jie kaip ir, kaip vos net, tikrai kaip vaikai, blemba, taip, aš sakau, su jais miegu, man ten nušakės. Ir aš labai to bijau ir aš galvoju, man būtinai pirmas dalykas draudimas, kad man ir aš jėmu tą biškį, kur daugiau, žinai, jėmu tą pigiausią, bet kur daugiau net apkovina. Jo, galvoju, aš dadėsiu 20 svarų daugiau mėnesį, bet man, kad būtų, žinai, ramybė, kad jeigu kas nors atsitiks, tegul ten gyda tą šunį, man tokiu žiūri. Ten, kur daugiau gali, žinai, metus irgi ne 1000 maksimum, pavyzdžiui. Pas man atrodo, 5000 kiekvieną žodžią maksimum per metus gali ten išleisti. Tada jeigu ką, tau nereikia pergyventi, vis tiek reikia ant viršų dar 3000. Ir kad mažiau, aš esu pasidarius, kad ten pačiai gal ten, nežinau, 108 gal tik reikėtų susimokėti, paskui viską jau coverina, žinai, jie. Tai ir vienam, ir pagi, kai nusipirkau, tai pagis irgi iš karto su draudimu, nes labai visi prigazina, kad čia tie mopsai, kaip jie serga, kaip jam akis, kaip jam raukšlės, kaip jam ausis, kaip jam nosis, kaip jam alergijos, bet tas sveikiausias šuo iš jūs valgo maistą nuo stalo. 8 mėnesių. Bet jisai toks, žinai, tikrai nusveikuolis, nežinau, valga beleką nuo stalo, irgi valga ir šunės maistą, bet duodam ir ką nors taip, ir valga viską, ir laimingas, ir jokių ausų, nieko nėra, iš vis, tu sveikuolis, belekaip, nei viena, nieko nėra. Tai kiek kainuoja tavo draudimas šuniem, kur yra jau su daug visko, jau vienas iš tų gerųjų, kur tau nereikėtų pergyventi? Aš moku, žinokit, nėra ir aplamai nėra labai daug. Aš už abu moku į mėnesį. Tai tavo būtų šunis tokį patį draudimas? Jo, tą patį aš dadėjau kitą šunį, ten kitą veislę, galima, žinai, prijungti. Kaip mašinos panašiai, kad gali prijungti tą. Žodžiu, tai prijungiau tą patį draudimą, prijungiau tą kitą šunį.
pakėliau tą visą, kad daugiau būtų. Ir aš dabar moku, man atrodo, ateina 31 mėnesį, bet čia jau ir labai geras draudimas. Čia žiauriai gerai pigiai. Jo, nes aš mokėdavau dar pigiau, kai aš kai nusipirkau šitą tik tai ir pirkau kažkaip tais pirmais metais, sakau, tą patį paprasčiausią, žinai, kad ten iki 1000 kažką, aš iš vis mokėdavau 5 svarų su centais į mėnesį. Paskui pakėlė ten 7 svarai buvo ir paskui sakau, jo, ten gal 10, paskui prijungiau tą savo pagį ir pakėliau viską ir tada gavas, sakau, vis tiek man pigiai, aš suprantu, kad metus gal paskaičiavau, čia gaunas vos ne 300 ant metų, ne? Man pigiai, nes aš geriau, tegul jau man neprireikia, negu aš bijau tokio dalyką, tai tegul būna, tegul stovi. Jo. Ir anam kitam šuniukui, ir jie turi, žinai, visokių ten benefitų irgi, pavyzdžiui, turi, aš esu vieną kartą dėl kito šuniuką skambinus, tipo tas vet yra, žinai, epas, žodžiu, parsisiuntė epą ir ten yra veterinaras. tą mobilią programėlę ir ten yra, jie suteikia tas draudimas tą veterinarą. Ir tu gali ateiti nors ir naktį, ne, ir tu gali užsipildyti, susivedi, gali kažkaip ten, jo, ir susivedėt, kad čia tavo draudimo polisas, tau išmeta toks ar toks šuo, žinai, kuriam čia dėl kurio šūna klausia, viską užpildyti, viską, ką reikia, ir tau iš karto rodo, kad yra, pavyzdžiui, daktar ten kokia Williamson on call. Ir tu gali paskambinti, jeigu nori, tam veterinarui, ar susirašyti, ar daryti video call, ir, pavyzdžiui, tu gali sakyti, kas čia yra, žinai, tam šūniui, kodėl čia koks ištyna, žinai, žandas, kaip jūs galvojat. Ir jis, aišku, nepagydys, bet jis pasakys, oi, čia veškit, būtinai greičiau, ar jisai sakys, ai, tai čia viskas gerai, ir tai atsikelsit. Jo, patrink ir ten išplauk žaizdą kokį nors ir viskas. Jo, nes aš buvau, mano tam, kas ten buvo, kažkoks tais irgi toks kaip guziukas, ne? Ir aš sakau, reikia paklausti. Ir aš suskambinu ir jisai sako, parodė, ar slankioja, ten viską pažiūrėjo, sako, ne, čia tokia saugo, sako, būna kartais pavoda. Čia nepiktybinis, sako, viskas čia gerai, sako, jeigu slankioja, neskauda, tipo nieko nedaro, čia sako, saugyti. Viskas gerai. Bet jisai va irgi. Bet aš kažkaip dieną skambinau, tai man rodė už 40 minučių kažkaip, kad jis atsilieps. Žodžiu, kažkaip tai taip va buvo. Bet labai man patiko ir galvoju. Jūsų eilės 65 000. Tai va irgi toks benefitas, jeigu tau kažkas labai neramiai, gali va pasisukti, parodyti tą šunį, ten, žinai, tau pasakys kažką. Aš daug esu mačius per draudimus juo. Tuos, kad irgi va veterinarai įskaičiuoja į tą kainą, tie patarimai, ta konsultacija. Tu kodėl mano atveju, tai aš irgi visą gyvenimą turėdavau šunų. Kačių nežinau, ar turėjau, bet ką tie šunys reguliariai visi yra vedami pas tave veterinarą kas metus patikrinti. Katės dabar jau rečiau, nes neinu jūsų gaudyti. Nenoriu pas daktars važiuoti. Nenoriu važiuoti injekcijų, bet jos jau ir senos. Žinai, kita yra ten iš visko, kokį gal 10 metų, tai jos ten pradžiai viską ir turėjo. O šunis, tai aišku, tai vedi pas tą veterinarą ir aš kaip buvau, aš irgi turėdavau tos draudimus. Iš pradžių irgi būdavau tuos pigus pasiėmų, kad tai būtų apdraustas. O po to, kai jau įsigijo Monty, irgi buvo pasiemus ne patį ten geriausia, bet atsimenu, kažką buvau dadėjus ekstra, kas man galvo bus aktualu, nes ir didelis šuo. Sąnariai visokie tokios tos ligos susijusios. Ir aš nusikancelinau savo abiejų šunų draudimus tada, kai aš ieškojau Mončiui, kad suporuoti, kad galėtų kokiam panelę apvaisinti. Ir aš tada, man reikėjo daryti genetinius tyrimus, atsimenu, reikėjo rezultatus, ten to svogą, tą tepinėlį siūsti į Australiją, man atrodo. Ten, kur jau yra ta grupė, sako, kur šunys tikrinti. Ir man reikėjo daryti X-rėjų. Ir aš, pas veterinarą užsibukinau, tai man tas X-rėjus ir šitas gavosi netoli 500 svarų už tos abudu. Ir aš gavau rezultatus plus minus vienu metu, tiek X-rėjų, tiek tą. Tai iš X-rėjų sako, pagal kas lygų gerai, bet Mončio galinės kojos ir ne taip, kaip jos turėtų būti kažkaip. Ir aš vis laik nuo vaikystės, nuo šunų jaunys matydavau, kai jie bėga priešais mane, Montis kažkaip kitaip tas kojas deda, negu Bonė, žinai, kad normaliai bėga. Nežinau, kas ten negerai, bet jis kažkaip kitaip tas kojas deda. Ir kai atėjo tie genetiniai tyrimai, nes jeigu tu nori poruoti šunis, tavo rezultatai turi būti A, ten patelė ir berniukas A su A, arba gali būti vienas A, vienas B. Nes yra tie rezultatai pagal visas ligas genetika A, B, C. Sako, jeigu jau turi C, tai jau, tu gali juos suporuoti, bet tikimybė bus, kad ir vaikas turės tą pačią tą genetinę ligą.
Tai Mončiui atėjo C, kad jam yra su tom kojom kažkoks, nežinau, nepatsimenu tos lygos pavadinimo, bet žinai, esi mačius, kur yra šuo, bėga ir jam galinės kojus tokį kaip invalidų vežimėlį. Jo, tai jam va yra ta lyga, gali būti, kad jam bus. Ir kadangi tos numatosi šiaip, kad jisai kaip bėgioja, kad kažkas yra. Ir aš pasižiūrėjau, kad tos lygos, ten gydymas, ar operacija, ir ką ten reikės daryti irgi, ten 4-5 tūkstančiai svarų bus. Ir aš kažkaip galvojau, ėjau savo draudimą pradėjau žiūrėti. Žiūriu, kad draudimas man viską coverina. Okay. Ir aš paskui pradėjau skaičiuoti, nes mano šunų draudimai buvo ten gal po 5 svarų į mėnesį. Oho, daug. Kažkas tokio. Nu, gal ten pačiai pradžiai dar būdavo 3-6, kažkas tokio. Ir aš pasiskaičiavau, jeigu Mončiui dar liko 4-5 metai iki to, kol jau gal pradės jam būti ta nelaimė, man yra pigiau atsidėtos pinigus į sąskaitą ir pačiai sumokėti negu draudimas. Man gaunasi pačiai sumokėti už tokią sunkią ligą ar tenai tą gydymą, visą kitą, pigiau negu draudimui mokėti, kadangi ir dar 2 šunis. Ir va, kad tu paminėjai, sakai, jeigu reikėtų sumokėti 4 000 svarų, nes esi varlė keliauji. Iškeliauji viską. Iškeliauji. Ubagė velnių. Ubagų vaikį, blėt. Tu meni, kaip per mokyklos tą podcastą šnekėjom, tu neišprūsis koks ten kaimėti. Kaimėti. Nu, ne mano lygio, ne? Tai jeigu ar atsitiktų rytoj kažkas, aš sumokėčiau tos 4 svarus, nenubinėčiau. Turi, viską prisidėsi. Bairis, ne bairis. Dabar priminė apie tas didelis išmokas. Mano mašinos išsimokėjimas baigės Liepos mėnesį. Mokėdavau ten į mėnesį kelius 100 svarų. 4 metam buvau pasiėmus savo Audi. Gavau laišką, jeigu nori, kad mašina būtų tavo po tų, tavo paskutinį įmoką 7 000 svarų. Vietoj 400 svarų į mėnesį. Vyrų sakau, nueik, tu namą, sakau, dieną prieš tavo gimtadienį, sakom, skaičiuosiu automatiškai nuo tavo sąskaitos, nes paskutinės bus direct debit. Paskutinė diena yra diena prieš vyro gimtadienį, ta diena, kai mes išskrendam į Santorinį vestuvės. Sakau, dar 7 000 turi ant rašos mokėti. Nu, bet gerai, sako, mokės, ko čia myžbat. Nu, bet vis tiek, žinai, toks... Aš iškart skambinau. Taresa mokėsi čia, gerai. Bet žinai, vis tiek susinervinau, skambinau. Aš jiems sakau, kodėl man nebuvo pasakyta tavo įmoka, ten 405 svarų, paskutinį įmoką 7 000. Kodėl man nebuvo pasakyta? Yra toksai, skaityk terms and conditions, sako. Yra toksai, skaitai, blemba. Kas kada tas skaitysi gražią mašiną rėmė? Mano svajonė buvo mašina, aš norėjau viskas. Skaitysi čia tas dar šriftų. 6 šriftų, kur su lūpa, žinai. Gerai, žinai, paskui. Ir viskas. Man vyr sako, taigi sakė, neatsimeni. Neatsimenu, skau, žinai, gal tiek džiaugiausi iš emocijų, net neužsiciklini, žinai. Reikės mokėti. Nu tai va, bet esmė tokia, kad aš tiesiog kad ir neturi tų 4 000 dabar susimokėti. Faktas. Nedaug kas turi dabar tos krizės, viską. Nesakau, kad aš žinai, apie 4 000, 7 000, bet jeigu būtų, gali, man atrodo, daryti, nesakau, kad tu turi dabar daryti genetinius tos tyrimus, žinai, kad gal kažkas bus. Bet aš, kadangi gavau rezultatus ir mano šunių gali būti tas, pasižiūrėjau, kiek kainuoja, man tiesiog žymiai pigiau gavosi pačiai sumokėti negu draudimas. Aišku, faktas. Ir aš nuėjau, jūs abudu nukancelinau ir atsimenu, kai važiavau pas vet, kaip tik buvo ten 2 dieną tą X-rėjų, sako, tai tu turi draudimą? Turi, sakau. Nes kažkaip dar buvo pat 1 ar 2 dieną, kad nukancelinau, dar nedrįsau sakyti, kad neturiu. Nes nebuvau gal nuotaikoje aiškinti, kodėl tu ten padarai. Kad man nereikia jo. Taip. Nes šiaip, kad ir visi draudimai. Ir, aišku, tas mašinų draudimas pagal įstatymą. Bet jeigu tu esi ten koks nors, nežinau, Ilonas Maskas ir turi milijoną pinigų, nafik tau mokėtų už draudimas, tau teisų mokėti už mašiną, nelaimę, už namą sudegį, susimokėjai. Tik tiek, kad už mašiną, kad įstatyms, negali. Mašinas įstatyms, bet aš spėjau, jie kitokie nemoka jokių draudimų, kam jiem reikia, jiem ir pigiau sumokėti grinais. Ten, negrinais, bet iš karto sudegė namas, gerai, šitai tau 500 000 pasitiknojo vietoj. Jiem čia nepadegdžiu. Iš tikrųjų, jo. Ne, tokiu atveju, tai aišku, taip suprantu tikrai, jo. Nes aš pasiskaičiavau, kad aš kiek sumokėsiu draudimui, man 2 operacijos išeitų. Ne, taip, aišku, faktas, tokiu atveju, jo. Aš tik taip bijau, žinai, kokių vežių, ten kokių, dar kažką ten. Ne, aišku, žinai, aišku, kad tu bijai, bet aš su vyru sakau irgi, sakau, žinai, reikia nukancelinti, nes
jeigu ką, sakau, turėtumėm tų pinigus susimokėti, nėra, aišku. Nereiks, sakau, tai geriau tuos ekstra vos ne 100 svarų, geriau, nežinau, tu šunys į kirpyklą kiekvieną mėnesį nuvežti tos pudluotus ar tenai, nežinau, išleisti ant Nu tai va, tai gal sakytume, ne, toks patarimas, kad skaičiuokitės, pasižiūrėkit, kaip jūsų finansinė situacija, ar turit pinigų biškai, ar neturit. Ekstra, jeigu reikėtų. Ar turėtumėt ekstra, jeigu reikėtų. Va tai pažiūrėkit ir tada pažiūrėkit, kaip airida, jeigu turit kažkokių, žinot, kad gali kažkokia tikrai lyga būti. Gal pirko šunį ir tas žmogus buvo daręs genetinį. Pasižiūrėt maždaug, jeigu ten A raidė, tu žinai, kad tau maža tikimybė, kad tau ir B bus kažkokia lyga. Tai va. Gali neimti to pačio brangiausio draudimo, bet tiesiog biškį tos namų darbus padaryti. Pasižiūrėkit. Pagal situaciją, sakau, čia labai irgi va, ne, pagal žmogų, pagal gyvūną, pagal ką jūs ten darysit. Pagal šeimą labai va tą žiūrėkit ir paskui ką dar noriu irgi pasakyti. Kad irgi kastruojant, jeigu esi ypatingai tų mažų pajamų, tai praktiškai eina ypatingai tos mažos pajamos, kur skaičiuojasi, tai skaičiuojasi labai panašiai ta pati suma, kuri, pavyzdžiui, skaičiuojasi ir kada priklauso nemokamas maitinimas mokyklai. Ten, man atrodo, 14 000, kada yra, ne, per metus, ar kažkaip gal dabar jau 16. Nežinau, tai jeigu gauni, pavyzdžiui, Universal Credit ir tu esi below tos ribos, kur ta pati jau mažiausia, tai kastravimas irgi yra labai labai pigiai tiek katėm, tiek šunim, ten irgi ar 5 ar 10 svarų tik tais įma su tom pašalpom. Aš kaip kastravau, Jėzau, tikrai buvo daug labai. Darė tą pačią nosis operaciją, tai keli šimtai gavus. Jo, bet pasiskambinkit irgi čia tikrai 100%, nes irgi kai dirbdavo ne anksčiau stebė, tai būdavo, kad klientai turi, žinai, kažkokius tais gyvūnus ar ten kažkas, tai kaimynai kokie skundžius, tai mes tą spręsdam irgi kartais ir aš sakydavau, naikit, jum kainuos tiek ir tiek, esu tikrai skambinus daug, tiesiog irgi iš valstybės yra tokia pagalba, ne, kad tiesiog kastruoti, ne, daugiau tos gyvūnus kastruoti, kad, nedaryti tų gyvūnų. Nes ne pas visus tikrai yra tie veisliniai labai ten, ne, tokie jau tie brangus yra tokie. Brangus ir prižiūrėti. Ir kiti patys. Jeigu nieks galų gal ir nepirks, ar tu pati galėsi išlaikyti visus? Tuos visus šunius. Ar turėsi kur laikyti? Visada reikia tą pažiūrėti, žmonės labai irgi priveisia tų šuniuką, ne. Ir paskui ten nieks neperk, pradeda ten atidavinėti, ten po 100 vos ne, kur iš pradžių prašė po 500. Ir tu iš tikrųjų tu turi, ne, pagalvoti, o jeigu tikrai niekas nepirks, ar tu galėsit kokius 6 šuniukus dabar tą visą vadą auginti, nes, ar vieną nupirks ir niekas nepirks, ar tu atiduosi prieglaudą. Ir jeigu atsakymas, blemba, reiktų jau tada aš į prieglaudą atiduočiau, tai tada, negali daryti. Nedaryk taip. Nerizikuok, jo. Nes turime prisimti atsakomybę už savo žiauriai mačiau draugus. Žinai, mašinų, ypač kalėdų metu labai daug atsiranda tas lipdukas ant galinio lango, kad šuo yra ne kalėdom, o visam gyvenimui. Žiauriai toks, atrodo, nublemba. Tas ženklas atsirado dėl to, kad kažkas nusiperka, ten ar vaikam nuperka, ar nusiperka naminį gyvūnėlį ant kalėdų ir paskui turbūt baigis tas visą euforiją, viskas. Paauga jisai. Paauga, jau pradeda nervuotis, įsiuoti, graužti sofos kampus ir tave pradeda nervinti ir tu nežinau, ką ten su jais darai, ar palieki, ar atiduodi. Taip, ir iš tikrųjų, žinai, ir net labai myli, pavyzdžiui, aš savo mažylį taip myliu, ne, ir jisai vakar buvo pirmą dieną, kad jis visą dieną nesisiuo namuose. Visą laiką aš jį išgaudžiau, ten išvedžiau į lauką, ten Jėzų Mariją. Sulakščiau šiandien rytą biškai pasisiuoja, žodžiu, bet taip stengiamės labai. Ir man, pavyzdžiui, dabar, kai reikės, važiuoti atostogų, aš turiu, šiaip, kam palikti irgi dar vieni nedraugai pasiūlė, bet man taip kažkaip jis man ir kaip vaiks. Ir aš sakau, vyrui sakau, jisai prisisios ant jo piks. Sakau, jeigu ant jo piks, tai sakau, jis liūdnas, jis taip daro, gūžės. Taip, žinai, žiūri, labai jis taip padaro. Ir jeigu tu net užreikia ant jo, žinai, negali. Ir jis taip iš karto, žinai. Ir man sakau, aš negalėsiu atostogauti, jeigu aš ant jo pyksta, žinai, nes jis ant jo pyks, jisai bus toks visas. Ir lepinu tą šunį. Žinok, man yra lygiai tas pasako, kadangi Liepą varom į tas vestuvės, tai nėra kam palik šunų, nes visi, ką žinai, varo į vestuvės. Tai labai daug, rekomendavo, ten buvo bendradarbė visi į tą šunų tą priežiūros, ten centrą, kaip ten jis vadinasi. Ta hotelė, ne? Ta hotelė, jau ten kažkokie, tai geros tos rekomendacijos ir viską, bet galvoju, bet nieks neteis prie Mončio pagluosti, kiek jisai nori pagulėti.
jis negali ateiti ant sofos, pasidėti čia galvą ir tu gali jį glostyti, nieks nenorės, nieks taip nedalyvoju, jie grįž, o Dieve. Ir atsimenu, kai Bonė buvo kastruota, tai prieš 3 gal kokius metus, ir jie tų pačių nuosis buvo tą operaciją darom, nes šį bukatinis, Tom and Jerry įbrėžys ir pulys pradėjo darytis. Ir buvo toks jau kaip randas likęs, toks kaip gumbelės, sakau veterinarui, kaip panaikinti, kad jo nebūtų. Sako, galima operaciją daryti, sakau, tai darykit to pačiu metu, kaip ir ta kastracija. Ir ten atėjau, neatsimenu vakarį, man atrodo, jau to paskambino pasimti tą šunį. Ir žinai, kaip ateini pas veterinarą, tos kabinetus būni, o pačiam gale ten už durų, ten yra jau tie operacinės, rimtesni dalykai. Ir laukiu, kol ateis tą Bonį, žinai, nespėjo atidarys ten tą narvą ir jinai atbėgs pas mane. Nieks, jinai grįž, sako, neina. Sako, nes jie, žinai, po operacijos buvo su tuo antkakliu ir dar paėmė specialiai brangesnį, tokį minkštą, kaip oro tą pagalbę, tą tokį, žinai, kad mano mergaitė, žinai, kad nebūtų nepatogu viską. Ir sako, einam, nes jie ten ir po to operacijos tokiam didelios kaip narvuose, tavo kaip lova, bet kad tu nesusipyktum ten su kitais gyvūnėliais, žinai. Nes visi, žinai, po operacijų nervuoti, skausmingi, gal ten, kad ir infekcijų nebūtų. Sako, einam, sako, aš atidarau tą narvo tos duris, kad jinai šoktų ir, žinai, kad eitų, jinai neina. Aš noriu ją pakviesti, jinai, sako, dantis rodo. Sako, ir aš nežinau, sako, gal, žinai, čia koks šalutinis poveikis ar kažkas, sako, nors labai retas, sako, nesvartu, sako, einam su manim. Bliamo, ta veterinarius klinikų, aš ten buvęs 100 kartus kalėdurius, einam su juo per tas viso operacinį, žiūriu, kur per filmus, kaip ten rodydavo, eini, tos kalėdurius, eini, kaip ligoniniai, eini. Ateinu patį ten pačiam gali tokiam dideliam kambarį buvo, ten, žinai, keli tie šunys, visokie ten trišiukai, visokie iš paparacijų guli. Ir ateinu, pamatė Bonė mane, pribėgo prie tų narvų, pradėti, žinai, kad išleisk, atidarė, tas jinai pribėgo prie manęs, pajėdėti negali normaliai, pasėmė, pradėjo glostyti, kad eitų jai negerai. Sako, gerai, čia ne dėl vaisių, sako, tiesiog jinai tiek buvau išsigandus, nes pirm kart buvau ją palikus po metų laiko su kažko svetimu, kaip vaiką, pirm kart darželį. Ir žinok, ir aš grįžus, nes Bonė, jinai nėra meilė, jinai tokia yra, kaip aš sakau, kai moteris būna aiskvyn, duok man mano space, žinai, čia paglosti man ir aš einu būnu savo, jai nereik dėmesio. O tada, žinok, 3 dienas, kol jinai atsigavo, vos padėdė užlipti ant sofos ir jinai guli, nejuda, tu tik glosti, jeigu neglosti, jinai išvėl su nuosi į koją, vėl glosti. Kokies jie turi jausmus, kaip jie viską supranta, ko neprisileidžia, veterinaro. Nes kuris galvoja, kad čia gal kažkas atsitiko. Iš tikrųjų. Ir pamatė šeimininką ir puolą ir inkščia, atrodo, iš tos skausmo, ar iš tos nevilties, ar iš to ilgesio. Pagalvoju, kaip kiti žmonės gali to šuniuks palikti kažkur. Palikti. O Dieve, man neišneša širdis. Aš suprantu ir, pavyzdžiui, įsivaizduok, aš gal nuskambės nenormaliai, bet aš to paaiškinsiu, ne. Aš galėčiau vaikus palikti, ne, savaitę. Bet tu, supranti, man šūnį sunkiau dar palikti. Žinai, kodėl? Todėl, kad tu su vaikais gali paaiškinti, jam gali normaliai paaiškinti, kad žiūrėk, aš važiuoju atostogų, ne, dabar va čia tu man paskambinsi, čia žodžiu mama grįš, ne, čia bus taip ir taip, viskas, tu gali šnekėti, ne, su vaikais išaiškinti, kad viskas gerai, tu, žinai, nemiriai tenai, tau nieko neatsitiko, mama išvažiuoja, grįši, paskambinsi, čia viskas bus. O šuo jisai nesupranta, tu jam aiškink, jis nežino, kodėl tavęs nebėra, kada tu grįši. Jo, žinai, kaip pagalvoju, jeigu tu palieki vaikus, kad ir, neškite, ne kūdikį. Jo. Bet jeigu tu, 2 dalykai, jeigu tu palieki savaitę laiko ten vaikus, ne todlerius, bet kuriais gali susišnekėti, kurie žino, kad negali šakutis jau kišti į tą, žinai, kur pats galėtų ten kokiu serial pasidaryti, žinai, pienų užsipilti. Ir palieki šunį savaitę. Pirmas dalykas, tu žinai, kad tas šuo gal savaitę neišgyvens, o vaikas išgyvens. Išgriaus šuopulį, dešrą, šaldytuvą, batonus, jis valgys. Jis išgyvens tą savaitę laiko. O šuo gali neišgyventi. Be maisto ten pats neįsipils vandens. Jis neįsipils. Jo, jis negalės. Vaikas bent vandenį gers. Ir žmogus išgyvens. Ir antrą, pagalvojau, palikus savaitę laiko šunį ir vaiką namuose, šuniui tai būtų didesnė trauma negu vaikui. Vaiks kaip iš vienas namuose, žinai. 4 dienas fainiai, pagaliau vienas namuose, 2 dienas paliudės, grįž mama pasilgęs, puskambaris, jau iš savo kambarį pagaliau susitvarkęs. Jo,
Bet paėmus vaiko vaikystę ir šuns gyvenimą, vaikui tai bus ne trauma, o šuniui bus trauma. Bus trauma ir už tai man pačiai yra tokia trauma, nes aš jeigu vaikus kažkur palieku, va ten pas mamą vasarą, ne, tu paaiškink, čia močiutė, čia tas vis gerai, čia paskambins, čia aš išvažiuoju 3 savaitės, manis nebus. Viskas okei, vis normaliai, ne, bet šuo jisai nesupranta, jis nežino, kur tu, kada grįši, jo, ar tu iš vis grįši, jisai kiekvieną dieną, kiekvieną valandą galvoja, kad tai palikai. Ir jis tam gyvena ir jam toks stresas, jam, kad kaip tu numeri. Nu ir dar aš tada pagalvoju, dar jisai prisisios, dar jo pradės reiktis iš vis, jisai iš skausmą numirs, jam bus tiesiog jam... Grinai. Nu, išpilė širdis. Tai tiesiog, ką tu turi žmogus, kas pas tave turi būti širdį, ar galvoj, ar nežinau, ten kraujį tekėti. Jeigu tu gali pasimti tą šuniuką, kuris 4-5 mėnesių tave tiek pradėjo nervinti, kad tu jį nuveži mišką ir palieki ir nuvažiuoji. Tu žinai, kaip jam baisu, Jėzus, aš negaliu, aš sakau... Aš neužmečiau naktį. Aš nežinau, aš visada tokia jautri, aš iš tų žmonių, kur aš žiūriu visokius žmogžudyščius per televizorių, net ir televizorių, bet žiūriu kartais per kompą, ne, serial killers, kokius ir man dzint, bet jeigu šunikas nors ką nors padarė šuniui, tai man yra viskas. Aš galiu išprotai išeiti. Aš supratau, man sesit, man atrodo, dar šitą sako, aš dar tuo metu nesupratau šito. Bet sako, kada tu supranti, kad tau rūp, kad tu galėsi užauginti gyvūnėlį. Sako, kai žiūri kokias nors lenktynės ir žmogus nukrenta už žirgo, kad tu labiau pergyveni dėl žirgo, dėl žmogaus. Arkliukai. Arkliuks jie su kojinės. Tokius. O tas žmogus, tai žinai, kojai sulūšus įgydys, užaugs ir bus gerai. O arkliukas, o dieve, tas arkliukai, žinai, kaip būna. Labai. Pergyveni. Arba kai rodo per filmą apie karą. Nu, tau gaila ir net tokių žmonių ten bado. O kad tas arklys pašautų. Irgi gaila. Jo, ar tie gyvūnai lieka. Gaila. Nu, blemba, žiauriai gaila. Ir dar kai pagalvoju, aš dabar kažkaip irgi vėl labai esu pakeitus tą perspektyvą, ne, nes tu grįžti namo, tie šunys labai pasilgė tavęs, ne, ten lypa, man pasoji draska, ypač tas mažilis. Čia, nu, nedras nespecialiai, bet iššoku, žinai, ir su tais nagais. Ir man kartais, žinai, jo, blemba. Arba kokias sportinės timpa, žinai, ir ištraukiu kokį siūlą, galvoju, blemba, žinai, su tai nagais, tai šakniai. Bet kai pagalvoju, ne, mes žmonės, mes turim draugus, turim darbą, ne, turim vaikus, turim vyrą, pas mus visko vyksta gyvenime, o jie turi tik mus. Jie neturi nei darbą, nei ten draugų, jam nereikia nei eiti kažką daryti ir jų vis gyvenims ir tu. Kiek tu atei, kiek tu su juo pabuvai, jo visas entertainmentas, jo visas gyvenims, jo visas. Ir va tas labai kažkaip, kai tu tą supranti, kad tu gyvensi daug, tu per gyvenimą gali turėti 10 šunų, 20, jeigu nori. Vienas numirs, kitas per vieną numirs. O jis per tą vieną savo gyvenimą turi tik tave. Viskas. Jokių karjerų, jokių draugų, jokių social life. Tik tave jis neturės 4-5 šeimininkų, nu čia jeigu neišmes, bet šiaip normaliai, ne, tu pasiemi šuniuką, jis visam gyvenimui tave gavo ir kokį jis tave gavo, jis kaip mirties turės tave, ne. Ir jis negali turėti ten visokių kitokį, dabar tokio šeimininko, dabar anokia, dabar trečiokio, dabar juodo, balto, didelio, mažo, žinai. Jo, ir jam, tai mes turim kaip žmonės, ar tam kačiukui, ar tam šuniukui, turim duoti pat geriausią gyvenimą, kokį mes galim duoti. Tiesiog prisimti atsakomybę. Ir dabar paskaipė tas kojas irgi, jau kai grįžti iš kokio atostogų, žinai, ir jau girdi, kai šuo jau inkščia, cypia, kad tu čia kur nors mašina namuose parkuojas, ar kai jau duris rakini, tu girdi, kad tas šuo jau tavęs laukia, biega, ar šokinėja. Ir tu taip pats laukia ir jis biega, nu man šuo ir didelis ir užšoka, ta aš jis krenta, plaukščia rauna, žinai, kai grįžti. Ir praeina kokius 5 sekundės, nušok, nulipk nuo manęs, nes jau iš to nukrisiu čia, kai drėpsim, jau ir nūstumi. Ir paskui grįžti namo, susitvarkai viską, atsėti ant sofos, ateik vėl, dabar galim vėl pabūti, nes kaip ir tą filmą Marley and Me, šuo yra tavo, aš kaip sakau, ne tavo augintinis, jis yra dalis tavo gyvenimo. Tikrai. Ir jis gali tave ir nervinti, ir sisiuoju, nes aš šunis auklėjau irgi su to sisiuojimu kakojimu ant namuose ir į lauką eiti. Siaubas, atrodo. Man savo vaikai buvo lengviau paduko iš granai. Ta mažylė, tai dabar tai, bet mano atveju, ir atrodo, ir nervina, ir iš visko, ir nori ten, ir tą šunį, ir spirti, ir draskyti, ir keikės, ir tu viską daryti. Bet iš tos pačios pusės, tu jį žiauriai myli ir tu nori jį paglostyti ir ten skanuką nupirkti ir imk va šitau specialiai pakėpiau kokios nors, ten kokie, žinai, kažką. Ir sakau, aš niekad nesuprasiu tų žmonių, kurie apie ten jau nešniuku, apie tas šunų, kaip tas yra to šunų, tos kovos, kur daro. Tai ten, sakau, žiauru, bet nesuprasiu to, negaliu, man smegenis neišnaša, kad tu, čia taip pas kaip
ten koks tėvas savo dukras prievartauja. Aš man sakau, smegenys neišneša, kad kažkas kitas gali taip. Jo. Nes tai yra bejėgis, supranta, dalykas. Ir čia yra lygiai tas pats muš šunį, tas pats, kas muš mažą vaiką. 2 metų šunį, vaiką metų pradėti spardyti, mušti, ten daryti. Jis nesupranta. Jis nekalts, ir kad ir psisioja, negi jis nespecialiai, jis nesėd galvoja, einu primyšiu dabar. Einu čia tą sofą, einu primyšiu ant švakarą ant fotelio. Nespecialiai, jam yra gamta šaukis, eina, jis taip supranta, jam sunkiai užsifiksuoja, kaip čia turi būti viskas, ir jis nespecialiai, nepiktybiškai, žinai, kad, blėt, palauk. Palauk, tu, žinai, kokį prišyksiu čia visur. Žinai, tai vėl. Palauk, nedavai tu pusę kudlėtų, kol tu valgėt, palauk, aš tau prišyksiu. Blemba, žinai, tai kai tu supranti tą, tu vėl kitai pradėt žiūrėti. Žinai, kaip buvo pagavos vakaras, sekmadienį, kai laukia dažiau tą tvorą, žinai, visą dieną buvau viena pati, ne viena pati su vaiku, bet nesiskaitų, tai... Su vaiku, bet nesiskaitų. Žinai, didelis vaikas, nereikia jam, noriu valgyti, eik pasidaryk. Nėra ko eiti, žinai, jau daryti. Nebesisuka aplink. Jo, mama, nori tualetą. Jo. Tai dažiau, žinai, visokius podcastus klausiausi ir man kažkaip buvo vienas tas podcastas apie, čia Lietuvoje, lietuviškų klausiausi apie, ten buvo apie telefonuose visokius skemus, hakerius, kiek ten tavęs iš tikrųjų klausosi per tas kameras visokias, visą kitą ten, kur nuhakina informaciją. Ir kažkaip pradėjau galvoti apie technologijas, kaip tai buvau, jaučiu, kaip norėčiau, kad viena iš technologijų, artimoje ateitį būtų išrasta, kad žmonės išrastų, kaip suprasti šunų kalbą. Labai. Kaip aš norėčiau. Kad tu galėtum normaliai pakalbėti. Kad galėčiau suprasti, ką tu sakai, kai tu ateini. Nes, pavyzdžiui, mano vyras sako, mano Montis ateina, kaip čia buvo, purto tą galvą. Ir sakau, jis tai purto galvą dėl to, kad jam yra ausyse infekcija ir kažkas niežti. Sakau, nes jau prieš tai vieną kartą buvau, sakau, jam gali būti vėl iš naujo. Ir buvau pas veterinarą ir buvo. Sakau, čia yra dėl to. Ne, sako, aš skaičiau, kad jeigu šuo įbėga ir purto galvą, jis vadinasi, rodo džiaugsmą, kad jis, žinai, labai toksai happy, jo. Ir kaip dabar, žinot, kuris teisus? Sakau, reikia surasti, kad žinot... Bet iš tikrųjų, ne, aš tiek visokių išradimų, blemba, išrandu, beleką mašinas pačias vairuoja, negali tokį išrasti. Aš norėčiau, kad daktaras Dolitlis būtų tikras. Tikras būtų, fainai būtų. Kai kuriems žmonėms gal reikėtų bijoti, kažko pasakys. Čia kaip Alexa. Žinai, kaip būna. Pasakai Alexa, ten koks timeris baigis, Alexa, stop. O kai būna nervuotas, Alexa, shut the fuck up, žinai. Arba ką ta šuo papasakotų, ką? Apie tave, Sakytų, o Jėzau, kas tai darosi? Tie šeimininkai, tai, tas, o ta, blėt. Sakytų, ką aš mačiau. Tai ką girdėjau, ką mačiau. Oi, kiek aš papasakočiau. Tai gal dėl to, kai kurie nenori išrašti. Nenori, ir nėra, kad daugiau tylė geriau, nieko nesakyk. Tai va. Tai žodžiu, mylėkim gyvūnus, rūpinkime savo gyvūnėliais. Gyvūnėlis ir tavo atspindys, koks tu žmogus, kiek tu meilės turi, ne? Taip, teisingai, labai teisingai. Tai va, ir baigsime šią laidą tuom. Kitą laidą pašnekėsime apie investicijas, investavimą. Kaip pinigai uždirba pinigus. Taip, kaip Gintarė nebebūti ubagė velnių ir... Susimokėtų šašus draudimą. 4,000. Taip, nes Gintarė blemba vėl dabar reiktų, vėl lėktuvų bilietų už 2,000, karočiui, vėl paaukšti. Mano vyras... Aš va taip gyvenu, karočiui. Mano vyras kažkokias 2 savaitės... Ne, gal prieš 2 sako, dabar, kai dirbi, sako, tada darbą ar gali išbelint, kur dirbti. Sakau, man svarbiausia internetas, kad būtų laptopas ir per telefonas. Ir viskas. Ir ten printeris kartais formą užpildyti. Sakau, ir viską galiu pasidaryti. Gerai. Grįžu namo. Nupirkau, sak, 2 atostogas. Va. Sakau, kokias dienas. Ten. Ai, sakau, dar tuščius, įsiblokuosiu kalendorių ir viskas. Bet tas toks... Apie ką čia mes šnekėjom? Apie atostogas, kad nupirka, kad aš sakau 2,000 dabar bilietam vėl. Ai, tai va, tai pinigai, paskui sakom, kur tai dingsta pinigai? Aš visą laiką taip sakau, žinai. Va ir nėra, nes čia vakarą, kol išsiploviau grindis namuose, sako, varom, nes mums tiek pradėti kruizai pateikti, sako, gal varom dar rūgydžio mėnesį vieną į kruizą. Į tą Mediterranean, tą Viduržemio jūrą. Sakau, pažiūrėk viską. Nes jis vis tik suranda viską ir man duoda, aš turiu išsirinkti. Sako, va, čia tiek kainuoti, ten buvau kažkaip savaitę laiko, apie Romą, Prancūziją, ten kelios tos salos, Maliorka. Sako, 7
7 naktim buvo su Marella Cruise 1305 per žmogų. Aha, fainai. Tikrai žiauriai pigiai palyginus. Jo. Pigiau negu hotelis ten būtų ar dar kažką. Paskui sakau, blemba, jau taip sakau, aš dabar turiu atostogas iki Tunisijos ir vestuvių kas 2 savaitės. Jo. Sakau, gal biškit too much, žinai, dar sakau, mašinas. Net too much. Nu ne, sakau, sakau, gal nebe į kruizą. Sakau, turim Ispaniją namą, sakau, gal tą savaitę ir rugpjūčio mėnesį gal varom į Ispaniją į tus namus vėl pabūt. Jeigu dabar, sakau, žadam paduot, gal biškit pasinaudot. Jo. Tai aš įsplojau grindis, jis užbukino, vėl dėsiu kalendorių. Bet žinok, jau pradedu galvoti apie visokias tas atostogas, kad jeigu tu žmogui parašytų, nes aš dabar Facebook'e dedu, kai išvarau atostogų, kad žmonės nesitikėtų, kad aš atrašysiu ten. Aš galvoju, tikrai kažkas sakys, čia nusipezi jau, tu negali varyti šią savaitę, už 2 savaičių, sakys, čia jau nepisiprotu, kad tu čia atostogauji kas 2 savaitės, Ispanija, ten Afrika. Bet taip yra, aš pažiūrėjau, gegužę 2 atostogas, tada birželį 1, tada skaityk Liepą pas tavęs, dar vėl važiuosiu, vėl grįšiu į Lietuvą, rugpjūtį vėl, rugsėjį vėl važiuoju, spalį vėl važiuoju, lapkritį dar neturiu, nusipirks, bet žinau, kur noriu, gruodį vėl turiu ir tada grįšiu sausį ir vasarį turiu vėl didelę kelionę. Kol kas, ne? Bet aš kaip sakau, kodėl, ne, aš esu tą ubagį velnių, tai gal aš paimu viską, ką uždirbu, viską atiduodu, bet kodėl? Aš neįsivaizduoju, kokį daiktą geresnį aš galėčiau nusipirkti. Neįsivaizduoju, neturiu, nėra tokios, nei tašės, nei mašinos, nieko nėra, kam aš sakyčiau, žinai ką, geriau negu atostogas, nėra man geriau. Aš kažkam čia irgi sakiau, kad dar mums vyras nupirko iš Amazonės laukės, tom tvarom dažyti tą kur purškį. Skau nepirk, nes jas bus lievi. Skau, tu turi pirkti jau tą industrinį, kur ten yra belenkokie tankai, kai jis tikrai attirpta su šepatuku, tikrai bus greičiau ir patogiau. Aišku, kad ne, vis tiek nupirku, ten kainavo gal kokį 100 svarų, purškių, viskas, ačiū Dievui, veikia, normaliai, bet ten taip, žinai. Jo. Tai sunkus, nes yra tas pilnas bakas dažų. Po 2 minučių dėjau šoną, tai 8 valandas pradažiau, 2 dienas rankas nutirpus. Sakau, neįda pagražinti negali, sakau, už 100 svarų, tu gali nusipirkti 2 skrydžius į Ispaniją. Iš tikrųjų. Nes tai skrydžiai, sakau, po 20, po 30 eurų, sakau. Man viskas atsiremia, galiu nusipirkti skrydį. Čia būtų savaitėje hotelis. Man irgi, aš irgi viskas skaičiuoju lygiai taip pat. Skrydžiai į Tunisą, o pasakau, vakaras klausiu, ar vyras, ar postonis galėtų į oro uostą nuvežti, kad nereikėtų parką mokėti, ten savaitgaliui. Sako, nuvešim. Sakau, gerai, sudapė kokį 100 svarų, čia dar viena kelionė bus. Čia skrydžiai atsipirks kur rugsėjo mėnesį. Tai aš žinok irgi lygiai taip pat, man ir kas nors ten sako, tai čia bus 10 000, aš kart, tai čia galim nuvaryti ir čia galiu, aš irgi lygiai taip pat, ar ten galvoju, čia bus 2000, tai čia tada, čia tau sumokės, čia tą kelionę, gerai. Man grinai, viskas, kai tu belenkur dabar, tu vei. Iškojau ar bliuskų nusipirkti. Prisidėjau į krepšelį, nieko nepirkau, bet prisidėjau ten gal 100 svarų. Geriau Ispanijoje, ką nors nusipirksiu, arba Ispanijoje kur nors išleisiu. Kur nors kokį pramogą padarysiu. Kažką pasidaryti, ar galų gali barį išleisti, nes aš geriau išleisiu tą 100 svarų ant ten kokteilio su gražiu vaizdu kur nors ten viduržemio jūroj, kad ir hotelį, miestą, belenkur. Negu prisipirks bliuskų. Nes jau gaila. Viskas remia, kad bus viskas remiasi į keliones. Ir supranti, ir labai fainai iš tikrųjų. Ir vakar, pavyzdžiui, vyrą išvežiau į Portugaliją, nes jis išskrido į Portugaliją. Iš Portugalijos grįžti? Ne, jis išskrido vakar, nes jis ten festivalis irgi muzikas važiuoja, žinai, ir mes važiuojam ir jis sako, tai palauk, tai dabar čia į Tunisą skrisi, tada tenai skrisi, sako, tai tada po to mes už 2 savaičių ten skrisim jau į Portugaliją, ne, sako, sako, tai tu tada į Lietuvą varys, sako, tada, sako, tu ten varys ten Graikiją, sako, tai tu tada po to grįši vėl Lietuvą. Ir jis man, žinai, tiesiog kalba, kad jisai žinotų, ką jam reikia užsibūkinti, žinai. Ir aš sakau, ir sakau, matai, sakau, man, sakau, gerai. Ir aš sakau, iš vis dar žiūriu, sakau, kelis kelionis, last minute 3 naktim, sakau, aš noriu darbiškai, kai kur įterp, žinai, 3 naktim, sakau, taip vabiškai, kad atsitraukti nuo darbų, nes jisai žino, kad aš žiauriai daug dirbu, 12-14 valandų dažniausiai. Vakar, pavyzdžiui, turėjau pusę valandos breiką vienu metu ir paskui 45 minutus kitų metų ir dirbau. Baigiau darbą, buvo po 8:15, kol aš pavalgiau, buvo po 9. Ta prasme, va taip dirbu. 2 dienas neturėjau breikų. Ta prasme, wow.
Nu, ta prasme, ir jisai žino, kad... Vakar jau šiandienai pietus pasidariau, nes galvoju, nepadarysi. Nu, ir jisai, supranta, jisai žino, jisai mato, kad aš šeštadienį visą pradirbu, visada, kad aš sekmadienį pusę, dažniausiai sekmadienį pradirbu, grįžtu kažkur išeinu į pakalnus, grįžtu, aš dar turiu dabaigti kažkas programos. Jisai žino, jisai pats mato, kad aš negaminu valgyti, nes aš dirbu, aš grįžtu 9, aš grįžtu po 9, aš grįžtu 8. Jis žino, kad aš dirbu. Ir jisai žino, kad jeigu aš čia būsiu, aš nepalsėsiu. Ir aš jam sakau, man reikia 3 naktim. Darysi kažką kitą. Ar namuose, ar darbą? Sakau, man reikia, sakau, tu pats matai, jeigu aš dirbu, aš biškai pradedu piktėti paskui ir sakau, man reikia išvažiuoti nors 2 naktim, 3 naktim, kad biškai, žinai, atsitraukt, pabūt biškai, aš sakau, ir geriau grįžtu, sugalvoju viską. Ir jis man sako, tu uždirbi, tu važiuok, jeigu tu uždirbi, jeigu tu turi svarbu šeimą, žinai, ten finansai kažkiek nenukenčia, tu važiuok, sako, daryk, kaip tau reikia. Šiaip pagalvojus, tu išvaryk kur nors ten iš savo to rajonai didesnį didmestį į klubą šeštadienį. Galų gali. Taksas, ten grįžti koks pidisokas ar kažkam ten vidurnaktį parvežti. Klubelį įėjimas bus 10-15. Nusipirksi kokį butelį tekilos prieš išvažiuojant jau ten po 10 svarų, kokį šokoladuką. Užeisi pavalgyti vakarienę kokį... Norėsi po klubo kebabą. 10 svarų, ten 15. Klubą vis tiek norėsi gerti. Prigersi, davai po šotų. Dar pasižiūrų sąskaitų, dar 125. Tu tą vieną šeštadienį dar norėsi naujus naujus suknelės. Ką čia apsidėti su tais batais, kokiais varyti? Jo, tais batais buvau, tą suknelį buvau įsidėjus klubę, tai jau ir Facebook'e, tą nuotrauką tos pačius negaliu dėti. Tai tu tą naktį, tu išleisi daugiau, negu tu išleistum... 3 naktim all inclusive kokioj Bulgarijai arba Ispanijai. Jo, mes kaip žiūrėjom tą Apprentice, kur tą challenge, kur rodo. Ir vienu užduočiu buvo Budapešte. Žiūri. O tu esi bus, nes aš buvau minėjai, aš su Monika turėjau varyti, nu neturėjom, bet buvom labai šnekėjus apie Budapeštą varyti, bet sakė, varysim, kai vaikam bus 14, nes ten nebereiktų leidimų pirkti tas garo, tos vandenis. Ar tu buvai, nebuvai? Sakau, nebuvau. Nu, sakau, pažiūrėk, kiek kainuoja, pažiūrėk. Ten iš vis, ten po 20 bilietai. Pirk, sakau. Tai greitai, į apsą nupirkau tas bilietas po to, nes jeigu ten būtų bilietai po 700, ne. Bet jeigu tu atitinka tau išvaryti 4 dienom tenai, kur bilietai po 20, po 30, nu tu žinai, kad tu namuose išvaręs darysis barbecue ar pasikviesi draugus, tu išleisi tiek pat, kiek nuvažiuosi kitą šalį savaitgalį. Iš tikrųjų labai dažnai, taip, žinai, labai dažnai. Ir aš iš vis aplamai sakau visą laiką žmonėm, stengtis tų atostogų įvairių turėti, ane, su draugais, su antra pusė, su šeima, ane, su vienas pats, pavyzdžiui, aš visą laiką metus turiu vieną kelionę, kur aš kažką darau vienu. Ir aš praeitą kartą važiavau į Prancūziją, į Lyoną keliom dienom, vieną pati. Šią vasarą aš eisiu tokį žygį didelį 3 savaitės, vieną pati, ne? Nes man reikia irgi pabūti vienai, kitam gal nereikia, bet ta prasme, vienam patinka, žinai, arba sakau, turėkit vieną kelionę, kur kažką eksplorinat labai, ne, lankot muziejus kažkoks tais darot. Kitą turėkit, kur guli, tik prie baseino, ne, ir tiesiog ilsės. Ir kada tu turi va tokį vairių, žinai, jų tokių, yra žiauriai gerai, nes tu patenkini visą tą savo poreiksą, ne, ir pakeliauji, ištirnėjai, kartais tik ilsiesi, kartais, ne, su vaikais, kartais ten su draugais, irgi, kur smagu žiauriai. Nu, tai labai fainai. Tai va, žodžiu, apie gyvūnus, bet apie kelionės. Kelionės dadės, nes čia yra irgi gyvenimo dalis. Tai va, kitą podcastą pasakysim, kaip investuoti ir va, taip keliauti, ne? Jo, kad dar daugiau būtų lyčinio tų ekstra pinigų. Nebūtumėm ubagai. Velnių. Tai va, gerai, laikinkit, subscribinkit, dalinkitės, komentuokit. Dalinkitės jo. Mylėkite mus ir vieni kitus. Ir mes kitą kartą dar grįšim dar be Džanetos. Ir tada jūsų. Ir tada jau, nu, jeigu vėl neištiks gyvenimas, gal man kažkas bus, gal tau, gal man bus. Jau tikėkimės, kad baigsis tos gyvenimo niuansai. Niuansai ir viskas. Ir grįšime į rutiną. Tai va, ačiū už viską ir iki greito. Ate.